Jeigu jauti, kad esi tas, kuris gyvenime visada nori, kad būtų lygybė, kad būtų tiesa ir jauti labai stiprų trigerį, kai vyksta neteisybė, tai šita žinutė yra skirta tau. Neteisybės žaizda yra viena stipriausių žaizdų pas žmones, kurie užaugo su narcisistiškais tėvais. Nes tavo realybė buvo iškraipyta, tavo emocijos buvo nuneigtos, tavo poreikiai buvo neatliepti ir tu negalėjai nieko dėl to padaryti, tiesiog turėjai su tuo susitaikyti, nes buvai nuo tų žmonių priklausomas. Ir šita žaizda trukdo gyvenime siekti tikslų, trukdo gyventi, todėl kad įsijungia ne tik stiprus teisybės poreikis nukreiptas į išorinį pasaulį, bet taip pat ir save padedi po padidinamuoju stiklu. Galima sakyti, kad neleidi savo būti žmogumi ir visada iš savęs reikalauji tobulumo ir visada iš savęs reikalauji nesuklysti, todėl kad tai yra tai, ko iš tavęs reikalavo narcisistiški tėvai, nepaisant to, kad jie su tavimi visuomet elgėsi neteisingai. Ir tam, kad išgydyti šitą žaizdą, turi atkurti saugumą savo kūne. Ir vieną iš technikų gali rasti mano YouTube kanale, nuoroda yra profilyje ir jinai vadinasi EFT.